Vėliau. Vėliau, kaip gerai, aš jau Kaune esu, va, visi išsirikiavę, Vilnių. Ne, Vilniau, alio. Geras, turim. Gerai, esame Kaune, mes, reiškias. Mylim savo miestą Kauną. Taigi aš atvažiavau į Kauną pas Puikę. Dainuokit, pas Puikę. 7-tokė Miglė. Kur jinai, Miglė? Štai, ir kas atidžiau žiūri mūsų laidą, jau žino, kad pernai aš irgi buvau pas ją. Taigi, kas pasikeitė per metus? Papasakosi? Būtinai. Žemyn upę, žemyn upę. Na tai Miglė Puikytė, papasakok apie save. Nu, aš Miglė, mokausi Simono Daukanto vidurinėj mokykloj. Dar lankau Aleksandro Kačinausko muzikos mokyklą. Groju fortepijonu ir dainuoju. Žemyn upę. Taigi kalbinam Miglės bendraklasius. Na, kokia yra Miglė? Protinga, gera, faina. Visada pralinksminanti. Kaip jinai pralinksmina, jinai moko kokį juokingą šokį? Ir šokiais, ir dainom, ir šiaip žodžiais. Mane visų pirma žavi Miglės atkaklumas ir žingeidumas žinioms. Žinojimas, ko nori. Vis laik turi savo nuomonę. Užsispyrus, iš tikrųjų, siekianti tikslo. Šiaip mokyklai labiausiai patinka istorija, matematika, lietuvių gal ir biologija. Dainuoja kažkokiam ansamblyje? Dainuoju pas savo muzikos mokytoją, dainuoju 7 klasių merginų ansamblį. Tai broli, kas nutiko rankai? Ai, žaidžiau krepšinį, kritau, paslydau ant rankos visų svorių. Atsikėlė į gipsą? Jo. Kam broliui ranką sulaužė? Ne, aš sulaužiau. Gerai, apie sesę papasako. Miglė yra labai gera, padeda, vat kai lūžo ranka, tai net neprašiau pagalbos, pati siūlėsi padėti, labai daug skaito, ten rašo. Ko nori būti? Ką svajoji? Norėčiau būti žurnalistė, nes, nežinau, man tiesiog įdomu. Ir protinga, ir išmintinga, nes žino gyvenime, ko nori, žino savo siekius ir būtinai tai įgyvendins. Čia jinai tokia padukus mergina, ar ne? Jo. Ir fizinį visai mėto kamuolius mus, berniukus. Tai praeitais metais labai nedaug trūko, buvai kelinta? Antra. Ir šiemet, kaip galvoji, kaip seksis? Nežinau, tikiuosi gerai. Taigi praėjusiais metais Miglė buvo antra, o šiemet bus? Pirma, Miglė, esi šauni, tai mes visi su klase tave palaikom. Žemyn upę! Taigi, žemyn upę Turim garsą? Gerai. Taigi, žemyn upę atplaukėme į Antano Smetonos gimnaziją. Žemyn upę pas Mantą. Žemyn upę. Esu Mantas Embrasas, mokaus Kauno Antano Smetonos gimnazijoje. Jau neblogai. Mėgstu krepšinį, žaidime dalyvauju 2 metus. Labai patinka. Labai norėčiau laimėti žaidimą. Mantas yra labai fainas žmogutis, mėgsta krepšinį žaisti ir yra labai juokingas žmogus. Truputį išdykęs, bet nieko. Labai žingeidus, su juo niekada nebūna liūdna. Nes jis labai juokingas. Taip, be proto gudrus vaikas. Jo visur pilna to vaiko, tiek mokykloje, tiek pamokų metu, tiek pertraukų. Tai klasėje jis irgi visą laiką pirmas ir jis yra, galima sakyti, geriausias. Taip, jis yra aktyvus jaunuolis, toks komunikabilus, sakyčiau. Turiu puikią klasės auklėtoją, Nijolė Kulikauskaitė. Mokaus puikioj mokykloje. Pakalbėkime apie krepšinį. Opa. Krepšinį lankau jau 5 metus, krepšinio mokykloje Perkūnas. Labai patinka. Nežinau, sunku būtų be krepšinio. Kokios pamokos labiausiai sekasi ir patinka? Patinka geografija, matematika, biologija patinka, technologijos, žmogaus sauga. Pafantazuokime, ko jis galėtų būti užaugęs? Krepšininkų per brūkšnelį moksliukų. Tiksliai, tai jis moksliukas? Būtent.
Iš kur tu man tai čia toks protingas? Čia kas genai ar kaip čia? Nu, aš manau, kad čia labai didelį įtaką tam daro mano tėvai, nes jie mane vežioja po Lietuvą, po piliakalnius, po partizanų bunkerius visokius. Žodžiu, labai stengia dėl manęs. Žodžiu, tave šviečia. Taip. Kokiegi palinkėjimai? Nu, be abejo, sėkmės. Patarimai. Patarimai susikaupti pirmiausia. Susikaupti ir dar kartą susikaupti. Ir aš esu tikra, kad jo žinių bagažas yra labai stiprus. Ir jis tikrai laimės. Sėkmės ir ištvermės. Sėkmės. Man tai tu laimės. Viskas man tai, iki. Sėkmės. Hey,